Labą dieną, mokytoja, aš noriu perskaityti Maironis knygnešiai. Ištrauka iš poemos Jaunoji Lietuva. Kaip vaisių užginta po Lietuvą gaudo, iš Prūsų slapčia atgabentus raštus, bet veltui sargyba ant sienos bešaudo, ji eina kaip viesulas, eina platus. Jie žadina mūsų užmirusią šalį ir niekas jiems kelio uždrausti negali. Dabar klausimai. Iš kur atsirado knygos? Pirma žmonės sugalvojo simbolius, tada sugalvojo raides ir tada spausdino tą kalbą, kokią toj šaly kalba raidės ir ant knygų. Ką sumanė Jonas Gutenbergas? Jonas Gutenbergas sumanė spausdinimo mašiną. Ką sugalvojo rusų valdžia? Rusų valdžia, kai girdėjo, kad lengvai lietuviai virto lenkais, jie norėjo, kad lietuviai virtų rusai. Virstų rusais. Ir ką jie sugalvojo? Mildutė, ir ką jie sugalvojo rusai? Rusai sugalvojo užkariauti Lietuvą, kad jie Lietuvą turėtų ir lietuviai virstų rusais. O kaip jie virstų rusais? Jie virsto rusais, nes rusai uždraudė, kai Lietuvą užkariavo, lietuvišką spaudą. Spaudą. Kur lietuviai spausdino knygas? Lietuviai spausdino knygas Prūsijoje ir knygnešiai jas atgabeno. Kaip jas atgabeno? Knygnešiai jas atgabeno, nes nenorėjo, kad Lietuva mirštų, kad kalba mirštų ir kad jos mirtų, kad kalbos nebebūtų. Kurių mokytų žmonių pavardės reikia įsiminti? Jonas Basanavičius ir Vincas Kudirka. Kiek metų buvo uždrausta lietuviška spauda? Lietuviška spauda buvo 40 metų uždrausta. Tada, kai 40 metų baigėsi, rusai pasileido ir sakė, kad galima vėl lietuvišką spaudą daryti. Prašom, mokytoja,